akis, kai atidaryta, nesimato nieko, o čia tai yra tiesiog ant akių jau. Mes darom visus pjūvius pakankamai strateginėse vietose. Įkorporuojam randus į raukšles paprastai ir tie randai pasislėpia. Randai būna labai mažiukai, nes naudojami siūlai yra plonesni negu plaukas. Jie labai bijo to mask face efekto arba frozen face, čia kaip kas mėgsta pavadinti. Žodžiu, kad jau čia man suleis botulino, aš prarasiu visas mimikas, veidas bus tiesiog kaip kaukė, nejudrus. Jo. Tai irgi, tai yra aišku, jeigu jau labai gydytojas pasistengtų, kabutėse, tai tu galėtum tai padaryti. Bet kai yra tinkama technika, tinkamos dozuotis ir, kaip sakant, patyręs tiesiog specialistas, tai juk nieks to nenori padaryti. Jeigu žmogus ateina nežinodamas, ką jis nori padaryti ir jis nori operacijos, tai yra labai didelis šansas, kad jam nereikia operacijos. Taip paprastai paaiškinant, iš esmės veido patempimas yra reikalingas tada, kada paciento audiniai jau yra paveikti gravitacijos, sakykime, taip jau jie vis tiek, kaip ir mūsų kiekvieno žmogaus, reiškia, jie tempia audinius žemyn tą gravitaciją ir kada jie turi labai daug laisvumo jau ir jie, yra tokie pakankamai mobilūs, laisvi, pakritę žemyn ir vienintelis sprendimas yra, tiesiog mechaniškai juos patempti ir pašalinti audinių perteklius, tada mes galim svarstyti apie veido patempimą.